Galvijos skerdenos kaklo dalies sprando išpjaustymas ir išgyslinimas. Tikslas – saugiai ir kokybiškai išpjaustyti ir išgyslinti galvijų skerdenos kaklo dalį. Siekiniai – pasirinkti saugaus darbo priemones ir pasiruošti įrankius. Saugiai atlikti galvijų skerdenų kaklo dalių išpjaustymą ir išgyslinimą. Išvardinti produktus, gautus išpjausčius ir išgyslinus galvijų skerdenų kaklo dalį. Nurodyti tolimesnį jų panaudojimą. Laikyti saugaus darbo, sanitarijos ir higienos reikalavimų. Reikalingos priemonės. Išpjaustymo ir išgyslinimo peiliai, kurių geležčių ilgis 12–15 cm ir 15–20 cm. Peilių ašmenų suvedimo įrankis, elektrinis arba rankinis galastuvas, žaliava. Galvijų skerdenų kaklo sprando dalys. Apsaugos priemonės. Metalinė tripirštė arba penkiapirštė pirštinė, metalinis tinklelis, prijuostė, plastmasinė arba nertinė rankos apsauga iki alkūnės. Kaklo dalies sprando išpjaustymo eiga. Kaklo dalį padėti išorinę pusę ant stalo, pjūvio pusę į viršų. Zigzaginiu peilio judesiu išpjauti mėsą išilgai vienos kaklo slankstelių pusės. Atskirti mėsą nuo atlanto ir ašinio slankstelių ir išpjauti iš kitos kaklų slankstelių pusės. Kaklo dalį paversti pjūvio puse į apačią ir nuvalyti slankstelių skersines ataugas. Bekaulė kaklinė. Kaklo dalies išgyslinimas, darbo eiga. Bekaulė kaklinę paguldyti išorinę pusę ant stalo. Išpjauti sprando raištį, pašalinti matomus sausgyslės pakraujavimus. Apipjaustant, suteikti taisyklingą keturkampę formą ir gautą kaklinės stambiagabalį pusgaminį paruošti realizavimui. Naudojant dešroms gaminti gautą mėsą, supjaustyti 0,3–0,5 kg dydžio gabalais ir rūšiuoti į pirmą ir antrą rūšį. Išgyslintas stambiagabalis pusgaminis.
dalys gautos po išpjaustymo ir išgyslinimo.